Sveiki, brangūs draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Silpnavalis galiūnas. Nes tikėk manimi, pastosi ir pagimdysi sūnų. Skustuvas nepalies jo galvos, nes berniukas bus nazyras Dievui nuo pat gimimo. Jis pradės laisvinti Izraelį iš Filistinų rankų. Teisėjų 13 skyrius, 5 eilutė. Dievo pažadas, kad per Samsoną jis pradės laisvinti Izraelį iš Filistinų, buvo įgyvendintas. Bet kokia tamsi ir siaubinga yra istorija to gyvenimo, kuris galėjo būti gyriumi Dievui ir garbė tautai. Jei Samsonas būtų buvęs ištikimas savo pašaukimui, tai įgyvendintas Dievo tikslas būtų suteikęs jam pripažinimą ir garbę. Tačiau jis pasidavė gundymui ir pasidarė netinkamas šiam darbui, o jo misija buvo įgyvendinta per pralaimėjimą, įkalinimą ir mirtį. Samsonas fiziškai buvo stipriausias žmogus žemėje, tačiau kalbant apie savikontrolę, garbingumą ir tvirtumą, jis buvo vienas iš silpniausių. Daugelis painioja stiprias aistras su stipriu charakteriu, bet tiesa yra ta, kad tas, kuris yra valdomas aistrų, yra silpnas žmogus. Tikras žmogaus didingumas yra matuojamas jausmų gale, kuriuos jis kontroliuoja, o ne kurie kontroliuoja žmogų. Dievas rūpinosi Samsonu, kad šis galėtų būti pasiruošęs atlikti tą darbą, kuriam buvo pašauktas savo gyvenimo pradžioje. Jis buvo apsuptas tinkamų sąlygų ugdyti savo fizinės jėgas, intelektualinius sugebėjimus ir moralinį tyrumą. Bet įtakojamas savo bedievių draugų, jis paliko Dievą, kuris yra vienintelė apsauga ir buvo nublokštas blogio bangos. Visi pareigos kelyje susidūrę su sunkumais gali būti tikri, kad Dievas juos apsaugos. Bet jei žmonės savo norų pasiduoda gundymo galiai, tai anksčiau ar vėliau jie puls. Prieš kiekvieną, kurį Dievas ketina panaudoti kaip įrankį ypatingame darbe, šėtonas naudoja visas savo jėgas, kad juos suklaidintų. Jis puola mus mūsų silpniausiose vietose, bandydamas per charakterio trūkumus užvaldyti visą žmogų. Jis žino, kad jei tie trūkumai bus puoselėjami, tai jam pasiseks. Bet niekas neturi būti nugalėtas. Žmogus nėra paliktas vienas kovoti su blogio jėga savo menkomis pastangomis. Pagalba yra prieinama kiekvienai sielai, kokios jos iš tikrųjų trokšta. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.